Tai mūsų viešbutis vadinasi Sentido Fido Punta del Mar, ilgas pavadinimas. Bet viešbutis labai gražaus dizaino, labai gražioje vietoje. Tikrai nuostabiai atrodo ir šitą miestelis, ko gero, gražiausiai ir atrodo. Ir kas įdomiausia, kadangi šitas viešbutis yra kalne ir eina žemyn, tai recepcija tarsi ateinam į 1. aukštą, bet iš tikrųjų recepcija yra 6. aukšte. Turim tokį įėjimo vaizdą. Ir kadangi recepcija yra 6. aukšte, tai labai dažnai susimaišai lifte, kurį mygtuką spausti, kad patekti į recepciją. Tarsi norisi spausti į 1, bet 1 yra visiškai ne recepcija. Recepcija yra 6. aukšte. Ir nerealūs vaizdai per langus. Labai gražus yra toks langų arkinis dizainas. Tai visiškai kitaip. Jau taip gražus vaizdas, bet per tos arkinius langus iš vis gražiai žiūrisi jūra, kalnai, laivai, jachtos. Va. Ir tada gaunasi taip, kad 5. aukšte jie turi Blue barą. Blue baras dirba po pietų ir iki 11:30 nakties. Jis turi tokius gultus pagulėti kokteiliam pagerti su vaizdu į jūrą, staliukus ir ten yra pats baras. Čia kita recepcijos pusė. Kas yra labai smagu šitame viešbutyje, kad visi kambariai su vaizdu į jūrą. Visiškai visi. Ten viena kryptis. Man atrodo, va čia galima pasižiūrėsim, jeigu neuždaryta. Vat viena kryptis į tą pusę, kita į tą pusę į jūrą. Va, neuždaryta, mes galim. Visi aukštai turi išorinę laiptinę ir vidinę viduj. Va. Blue baras atrodo taip žiauriai faina čia pagulėti. Tai 5. aukšte yra Blue baras, jis dirba nuo 5 iki 11:30. Ir dar va taip parodysiu jums tiesiog tai, kiek eina prieiti. Kaip atrodo tas Blue baras, dar va čia toksai baras, nu ir ten tie staliukai. Tada lipam į 4. aukštą, labai turi daug augalų, jie visi yra gyvi. Tada lipam į 4. aukštą ir 4. aukšte jis turi spa zoną. Va, yra tokia spa zona. Ir turi pusryčių restoraną, kurį aš jau rodžiau. Šiuo metu jis irgi uždarytas, kadangi pusryčiai baigėsi. Tada 3. aukšte tik kambariai ir mūsų kambarys 3. aukšte, va ten tam kampe. 3. aukšte tik kambariai. Ir tuomet 2. aukšte jis turi sporto salę. Jeigu kam yra poreikis, taip pat jis turi ir konferencijų salę va tokią. Ir va čia yra sporto salė. Labai keista, kad jinai yra tuščia. Pakankamai daug visko turi ir tikrai, jeigu norit sportuoti ir neprarasti formų net per atostogas, tai tikrai pakankamai atostogų metu treniruoklių tam, kad neprarasti formos. Tuomet čia turi uždarą balkonėlį irgi su gultais. Ir ten galima ateiti ir žiūrėti į jūrą. Nes kiti gultai labiau nukreipti į baseiną. Ir tada leidžiamės į 1. aukštą, kuris, kaip visiems įprasta, turėtų būti tarsi recepcija. Bet čia pas mus yra paplūdimio restoranas, kuriame galite užsisakyti ne tik gėrimus ir maistus. Visa tai yra mokama, nes viešbutis yra... Hola! Nes viešbutis yra tik tai su pusryčiais ir vakarienė. Bet pietum čia ką duoda, jeigu norite užsisakyti, tai tikrai visiškai pakankama.
Taigi pasižiūrėkit, kiek yra gultų. Tai viešbutis, kur gultų tikrai užtenka visiems, nereikia išeiti iš čiut ne ryto 6, kad užsisakyti gultą. Visada bus gultų laisvų, belia kada atėjus, nors ateisi 12, 2, 4, bet kada. Tai man tas labai patinka tuo, kad nereikia keltis ryte kaip Turkijai ir bėgtis užsiiminėti gultą. Čia jų tikrai pakankamai. Va, čia tais laiptukais užeinat į tą balkonėlį su gultais, jeigu norit žiūrėti jūrą, nes šitie visi gultai yra nukreipti nuo jūros, bet tai visai netrukdo. Labai smagus yra šitie balio gultai, mes buvom pasiėmę, labai minkšti, labai jaukus. Norit gali būti be stogo, norit paprašot, uždeda stogą ir dengiatės nuo saulės. Norit pasideginti be stogo, pavargot nuo saulės, gaunat stogą. Masažinis krioklys, jeigu kam įdomu. Šitas baseinas yra pakankamai gilus, virš 2 metrų. Prasideda nuo 1,5 m įlipus, ne, nuo 90 ir ten virš 2 metrų. Labai man patinka šitie krėslai, jie labai gražiai atrodo ir apskritai šitas vaizdas. Va, aš pafilmuosiu. Šitas va vaizdas, jis tikrai labai gerai atrodo. Ir čia labai smagu vakare pasidėti su kokteiliuku ir dieną. Kam norisi pavėsio, lenda po šituo stogu ir sėdi pavėsyje. Tada turi kiek seklesnį baseiną. Jau čia matot visur dugnas siekia iki krūtinės. Ir ten yra džakuzis. Spaudžiat mygtuką, burbuliuoja jum. Va, kokio nuostabumo vaizdai aplinkui. Visiškai nerealūs vaizdai. Ai, šitie vat balio gultai, jie kainuoja 30 eurų dienai, visi kiti gultai yra nemokami. Viešbutis yra skirtas suaugusiems, be vaikų. Žiauriai gražus, žiauriai. Gaila palikti, labai fainas, labai smagus. Viskas, ko reikia. Plius turi visiškai nerealius vaizdus aplinkui. Taip norisi iš visų pusių nufilmuoti, kad ir pačiai liktų atsiminimas, kaip nerealiai šitas viešbutis atrodo. Va ir kita pusė. Bet šiandien mes šitą viešbutį paliekam, nes buvom užsibukinę tik tai iki pirmadienio ryto, bet kadangi mes prasitęsėm atostogas, važiuosim į kitą viešbutį prie pat Palmos, netoli oro uosto, kad mums būtų patogiai ir dar pabūsim 5 dienas. Nuotykiai tęsiasi. Va štai viešbučio planas. Ir mes gyvenam 3. aukšte. Nežinau, ar girdisi, bet važiuoti į rytinę pusę Maljorkos keliai labai nuobodūs, lygumos ir nieko iš tikrųjų. Aišku, važiuojam autostradą, bet keliai neįdomus. Tai daug ir nefilmuosiu, susitiksim taškuose tik tai.
miestelis nei ypatingai gražus, nei ypatingai patrauklus, grynai paprastas, bet jis turi gražius vaizdus nuo uolų į jūrą. Tai mes tiesiog pravažiuodami pasižiūrėsim. Ką čia rodai? Supermarkato galbūt? Nenoriu supermarkato dar kol kas, tu nori kažko? Vandens yra, šiaip važiuojam, žinok, kol tikslą pasieksim, tada nusipirksim kažką, vandens yra. Tai žodžiu, miestelis neypatingas, kaip matot, tai mes jį tik tai pravažiuojam, pasižiūrim į žiūrimą vaizdą ir leikiam toliau. Čia va taip labai fainai tie medžiai tokia, kaip alėja padaro tunelį medžių šešėlių. O šiaip miestelis, kaip matot, visiškai nieko gero. Miestelis visiškai nieko gero, bet turi labai gražų paplūdimį, nedidelį ir jokių geltonų linijų, jokių parkavimo apribojimų, kur nori ten statai. Nu va, toks nusileidimas, vandens spalva jau džiugina. Aš įsivaizduoju, kad čia šitam krašte turėtų gal ir viešbučiai būti truputėlį pigesni, jeigu norima atostogauti ekonominių variantų. Va iš tos pusės miestukas atrodo tikrai neblogai, bet kai pravažiavom, matyt, koks jisai visiškai paprastas. Nu, oi, va, tokiais irgi krateriais einam. Ir va ten turi smėlio, man atrodo, kad ten smėlio paplūdimį. Turi uostą. Turi tokius gražius namus kitam krante. Ir čia turi tokią maudynių zoną, jeigu norisi maudytis nuo uolų. Kažkam tikrai labai patinka ir panardyti ir panašiai. Ir merginos ir vaikinai. Ir ten yra smėlio paplūdimys. Tai kol važiuojam į kitą tašką, užsidariau net stogą, nes temperatūra belio kokio karščio, net vėjas autostrados nevysina, tai užsidarėm. Ir tuo pačiu noriu pakalbėti apie automobilio nuomą. Žydrūnai, kokio automobilio priminku nuo punktus? Click Rent. Click Rent? Jo. Tai vienu žodžiu dar atsiliepimai ne tai, kad išsinuomavom BMW, o gavom Mazda. Tai dar ir norint prasitęsti tom keliom likusiom dienom, kuriomis būsim Maljorkoje, automobilių nuoma mums dvigubai paskaičiavo už dieną, negu mes prieš tai nuomavomės. Tai žodžiu, tikrai nerekomenduoju, ieškokit patikimų, garsių nuomos punktų, ne kažkokių vietinių, kartais atrodo sutaupai, bet prataupai, mokėjom kaip už BMW, gavom Mazda ir įsivaizdavom, kad pataupysim, bet gausi, kad permokėjom ir dar norint prasitęsti, dar dvigubai susimokėti reikėjo. Tai permokėjom, tai gavom Mazda už BMW kainą, gavom Mazda. Taip yra, kad bet ką iš tos serijos nebūtinai BMW, čia bet kuri gali tai duoti. Sikstas tikrai net ir Hercas mūsų garantuoja tas mašinas, tai nei viena kita negarantuoja. Vienu žodžiu, aš jaučiuosi permokėjusi, norėjau BMW, gavau Mazda. Šiaip Mazda yra faina, raudona, vien dėl to, kad raudona jinai faina, o daugiau tai, žodžiu, norint prasitęsti, paros kaina dvigubai brangiau, negu mes pradiniam taške įmėm automobilį. Žodžiu, tai dabar atvažiavom Kalą Morlandą, irgi Kalą, tai aš kaip suprantu yra paplūdimėje, ne? Paplūdimys Kalas. Truputėlį atrodo, net nežinau, ar čia miestuku pavadinsi, vieta paplūdimiai tikriausiai. Čia buvo viena vietelė. Va, žiūrėk, čia kokios šešėlių valstybės. Žodžiu, čia bent geltonų linijų nėra, įstatyti gali belio kur. Dar galim važiuoti. Būtų gerai šešėlį bus. Ir va, žiūrėkit, atsiveršia labai fainai. Žiūrėk, jisai vis iš vis į paplūdimį važiuoja žada. Čia patisi gal susitikau. Tai čia yra Kalą Morlanda pliažas. Vanduo belio kokio skaidrumo, pažiūrėkit, kaip čia fainai.
Paeinam ten. Labai čia gražu. Turi tokią uolą pačioj. Bet čia irgi miestuko nėra praktiškai. Tik tai pliažas atvažiuoti, pasimaudyti, jeigu mėgstat sėdėti ant akmenų, mėgstat žiūrėti į uolas ir mėgstat kokį žydrą, skaidrų vandenį. Matote, kaip taip įdomiai čia akmenys, o ten toliau vis tiek maudotės smėlyje. Ai, sako Žydras, tau tokio stogelio reikia. Aišku, kad reikia. Visiems reikia ir tau reikia. Tai va, tokia yra Cala Morlando. Nu ir va. Ir tiek čia to aplinkui pliažą miestuko praktiškai nieko nėra. Keli namai, pora gatvelių ir viskas. O mes traukiam toliau. Pasižiūrim, pamatėm, išsirinksim. Išsirinkę jau esam smėlių tikriausiai paplūdimį. Pagulėti paskui. Dabar čia nuo tos Morlandos kylant rytais link šiaurės, Maljorkos ta pakrantė, prasideda didesni viešbučiai. Čia gal jų matysis, gal ne, tai jie yra all inclusive. Ir visa tokia linija yra rytiniai pakrantiai, all inclusive viešbučių. Kaip ir patogu su visų maitinimu dideli ir panašiai, ir turi akvaparkus, ir kalnelius, ir su vaikais smagu, bet patys rytai, nu nebent visą laiką praleisti viešbutyje, arba nuomotis mašiną ir tada važinėti salą iš tos pusės, vien tik taip gyvent, kiek aš dabar važiavau ir susidariau įspūdį, nu, no. Tokiais keliukais važiuoju prie gražių, tikrai gražių paplūdimių, bet visi keliukai tokie patys maloniausi, gražiausi keliukai į paplūdimius, tai yra per kalnus, per serpantinus, vakarų, šiaurėje ir šiaurėje pačioje. Tai ten tai vau, važiuoji, visas kelias kaip spa zona. O čia va, tai va, važiuoji. Širdies nedžiugino, žodžiai, tokie vaizdai. Ir toks vaizdas, kad jie čia net ir labai apsitvarkyti nenori. Apšepę, apžėlę, apkiutę ir jiem visai viskas gerai. Nors važiuojam kažkoks viešbutis gal. Nu va, tie visi all inclusive viešbutukai. Va tokie jie. Kažkokius baseiniukus, skėtukus. Va, tokie. Rūpintis, tai žiūrėjom šitą zoną ir aš taip džiaugiuosi, kad mes nepasirinkom jos. Aš taip džiaugiuosi, jo labiau, kad toj pusėj, kurioje mes įsirinkom viešbutį, ten tikrai beveik viskas buvo užbukinta ir arba kainos buvo kosminės, arba visur pilna ir labai sunku buvo gauti vietą. Ir iš tikrųjų čia buvo pakankamai vietų, laisvų, buvo galima rinktis. Bet aš taip džiaugiuosi, kad mes ten radom vietą ir nepasirinkom čia. Tiesiog ačiū Dievuliui ir likimui, kad mums tą viešbutį ten su tom paskutiniais kambariais dar mestelėjau, pasižiūrėjom ir rezervavom ten. Bet bent jau su parkavimu čia labai didelių problemų nėra.
Va čia kalnai šone. Ir čia va toksai rupaus smėlio paplūdimys su labai gražia vandens spalva. Ir mes nusprendėm čia kokią valandžiukę būtent šitam pliaže pabūti. Vaizdas nuotraukose gražesnis buvo negu čia mum atvažiavus. Gražesnis. Bet nieko, pabūsim labai prikaitom, įsimaudysim, pabūsim, turim savo skėtį nusipirkę. Kam įdomu kainos, skėtis kainavo 14,75 €. Tai visai nedaug, nebus gaila palikti. Aš norėčiau parsivežti, ale jis mums jau nebetilps niekaip, niekur, nei už nieką. Vakar jau galvojau, paliksiu tą skėtį tam paplūdimy, galvojau, žmonės ras, apsidžiaugs ir pasinaudos. Tai gerai, kad pasiėmėm, nes va taip netikėtai sugalvojom likti dar keliom dienom ir mums tas skėtis labai susigadys. Paplūdimio vaizdas 7 iš 10 dėl šitų kalnų, bet pats paplūdimys tai va pilnas jūros šiukšlių. Ir vienu žodžiu, vanduo gražus, matau, kad nebus labai seklu kaip anuose paplūdimiuose. Pakankamai gilu, bet mes suaugę ir išgyvensim dėl to. Įsirengiau, įsivaizdavau, kad gal pabūsim kokią valandėlę šitam pliaže, bet tas pagrindas vaikščioti žiauriai nefainas. Žiauriai nefainas. Žydrus įsimaudė, o mum va taip va, kaip visą laiką tik nusprendžiam biškelį kažkur tai atsigult pasideginti. Tai žiūrėk, arba valandos jau tokius nelabai degimui, arba debesuota. Nu čia labai būtų visai gražu, jeigu ne šitas be ryšio viešbutis. Nu ant tiek čia viešbutis būtų, ant tiek be ryšio. Moteris nori būti pastebėta kameros. Prakaitą nuplauk, yra gerai. Nusiplovėjai? Biškai kaito mane. Bet irgi taip pastebėjau, nežinau, ar čia sutapimas, ar kaip, kai mes išvažiavom iš mūsų viešbučio, kuris yra vakarų, pietvakariuose. Pietvakariuose temperatūra buvo 39, o čia atvažiavom 33 tik tai. Ar gali per tokį mažą atstumą taip temperatūrą skirti, ar tiesiog keliai nukrito? Taip žiūrint gražu labai, ne? Labai gražu. O taip žiūrint gražu? Matot, su kuo jis ten varo. Priartinimas pas mane 20 kartų, tai gali biškelį pikseliuotis ir biškelį nuo rankos, bet kokio krestelėjimo judėti vaizdas. Nu, kilgi viršų. Kilgi. Būk vyras. O, Jėzus Marija. Čia dabar pravažiuojam tokį miestelį Artą. Jis tikrai labai gražus, bet kadangi jau dabar vakarėja, tai mes važiuojam pirmiau į paplūdimį, praktiškai šiauriniam taške, ir grįždami užsuksim apžiūrėti tą miestelį. Nes taip jis ant kalno ir atvažiuojant, nespėjau tik įsitraukti telefoną, nesitikėjau, kad taip gražiai atrodys. Labai gražiai atrodo, jisai taip iš kitos pusės ant kalno, visas toks miestelis ir bažnyčia ir pilį kažkokią tai turim.